Jonu Kanišausku Čikagoje rugpjūčio 27 dieną 1979 metais. Gimiau sausio 24 dieną 1900 lygiai. Ir Paešmenių dvare, Krinčino valsčiuje, Biržos kryptis. Kai buvau 6 metų, tai tėvas galvoja, kad mums leisti mokyklą, bet tenai toliau mokyklos yra, tai pasikelti arčiau prie Panevėžio. Tai jis pasikėlė į grafo Keizerlingo dvaro užvaizdą, galim sakyti, kadangi jis turėjo 3 dvarus, grafas vienas buvo išnuomotas, vienam pats gyveno, o trečiam tai mano tėvas tvarkė. Tai jūsų tėvas tarnavo dvaro ponams? Dvaro ponam jau. Pats žemės, reiškia, neturėjo? Pats neturėjo žemės. Koks buvo gyvenimas tokio žmogaus, kuris turėjo tarnauti dvarui? Nu, taip gyvenimas, galim sakyti, pakenčiam dėl to, kad jis jau buvo pats vyriausias tam dvare. Jo čia buvo visi ir javai, ir paskui išmokėdavo visus atlyginimus, ir denariją duoda darbininkam. Nu ir svarbiausia, tai buvo, tam dvare buvo laikomas šitą gryno veislė Olando juodmargės karvės. 200 tų melžiamų buvo. Ir tos kitas būdavo, kad nemelžiamas, tai parvesdavo į kitą dvarą. Tai čia svarbus dalykas buvo dėl to, kad kiekviena karvė turėjo savo vardą, savo numerį, savo tėvo ir motinos vardą numerį, kiek pieno per metus duod, koks rebupas, tai viskas, knygos tokios vedamos. Na ir visą tą priežiūrą dvarą. Na tai ir gyvenimas buvo neblogas, kaip tokioj padėtį, ne paprastą darbininką, kaip savęs. Taip. O tie dvarininkai buvo daugumai lietuviai? Nu, čia tai dvarininkai buvo vokietis buvo tautybės, grafas Keizerlingas. Aha. Ir kokis buvo jų atsinešimas į lietuvius ir lietuviškus reikalus, kai vėliau iškilo lietuvių valstybės klausimas? Nu, kad to laiką, kaip iškilo jau klausimus, žinoms, jie buvo nepatenkinti, kad iš jų dvaras nusavina ir išdalina, tai kad nelabai patenkinti buvo. Bet anksčiau, na tai, kaip ir visi dvarnikai, jie buvo žemesni žmonės, ūkininkai, jau dvarnikai, važinėdavo po keletą arklių pasikinki karietos, laikdavo ir tik pasitraukė iš kelio, tais laikais prieš karą. O jau, žinos, paskui per pirmą karą, kiek pasimant, tai kadangi jis buvo vokietistas grafas, nors pažinčių turėjo gerai su visais gubernatoriais, bet vis tiek jį pašalinę, toliau išvežė dėlės karaustyti į Rusijos gilumą toliau.